kokiai ten katalikų bendruomeniai priklausantis dalykas. Ir kaip matot, ten ant stogo, o čia, tenai ir kituose ten kampuose tik nesimato. Yra urnų imitacija, o gal ir tikros urnos. Ir kaip sakoma, kaip spėjama, kad anksčiau nieks nelaidodavo, o sudegintų lavonų pelenus tokiuose urnose patalpindavo ir padėdavo ant stogo kraštų. Kaip matot. Tai ten aš paeisiu, biškį toliau pasižiūrės, ten yra kažkoks gerbas su kažkokiais metais. Šitaip laidodavo iki tvano. Bet jeigu tam pastatui nedaugiau negu 200 metų, jam tikriausiai nedaugiau negu 200 metų, nes aš matau raudonų plytų nespėjusiu aptinkuoti, va ten toks elementas yra. Aiškiai, raudonom plytom nedaugiau negu 300 metų yra. Tai vat greičiausiai tas pastatas yra prieštvaninis ir tvanas netaip jau seniai buvo, kaip mums bandoma įteikti. Nu štai aš prie to pastato antrosios pusės. Ir va čia toks va, ten herbas matosi. 1935 metai. Bet tam namui tikrai čia nėra 90 metų, sakykim, jis yra senesnis, jis yra prieštvaninis. Ir kaip matot, ir iš tos pusės va, urnos tiek čia, tiek anam kampe ten yra. Nu ir visada toks rūsio aukštas atseit, toks suimituotas. Nu ladna, istorijos klastotojai.